Taro, kas buvo, kas bus ir kuo širdį nuraminsit. Kas buvo? Buvo gražūs santykiai, buvo meilė, buvo kažko viltis, tikėjimas, laukimas. Kas bus? Trejetas pentaklių tai yra tokie, kad kaip jūs ar uždegsit raudoną, ar uždegsit žalią, ar sustabdysit tuos santykius. Čia jau jūsų didelis klausimas, kaip jum pasielgti. Kaip jum pasielgti? Ką jum daryti? Ar jum sustabdyti santykius, ar jum tęsti? Turėsit apsispręsti. Ir kuo viskas baigsis, kaip širdį nuraminsit. Penketas žąslų tai yra tokia vidinė kova, vidinis apsisprendimas, čia jau tik tai jūsų, be patarėjų. Žinokit, visada be patarėjų turi būti. Ar jūs pakipsit, ar jūs nusileisit, ar jūs... Čia yra pažas taurių. Tai yra kažkas tai naujo, kažkas išeina iš gyvenimų, kažkas ateina. Va taip yra, gyvenimas taip suklostytas ir jis tęsiasi. Ir dar paimsim vieną. Nelikit prie sudaužytų taurių, eikit toliau, eikit kur jūs likimas nuves, ką jums duoda. Neskęskit toj savo bėdoj, neskęskit toj savo nelaimiai. Eikit pirmin ir jums nušvis dangus. Ir jums visata, visi palinkėsti gerų. Neliūdėkit, viskas išsisprendžia.